Sveikos merginos, ką? Pradedu savaitę su vienu darbu. Kaip galite spėti, arba jau matote, aš vis dėlto pasirinkau čiurlionio darbą, kuris vadinasi bičiulystė. Ir beje, kas komentavote, irgi jisai surinko daugiausiai balsų. Tai jisai yra pirmoje vietoje. Tai va dabar pažiūrėsim per savaitę, kiek man pavyks jo padaryti. Tai aš labai tikiuosi, kad aš tikrai pabaigsiu va štai šitą eilutę. Per 3 langelius iki pat galo nukeliausiu. Tai man būtų labai fainai smagu ir tada galima būtų keliauti į viršų. Taigi, pažiūrėsim, kiek šiandien pavyks padaryti. Šiandien beje yra, kas šiandien, trečiadienis. Tai va, žiūrėsiu, kiek pavyks padaryti. Tai rytoj iš pat ryto nufilmuosiu, kaip man pavyko pasiuvinėti šiandien dieną. Iki. Na tai sveikos. Prisijungiu. Šiandien yra dar trečiadienio vakaras ir jau pasiuvinėjau. Nežinau, ar matosi jums, gal ir matosi kažkokia pažanga. Tai siuvinėjau štai čia truputį ir iš viso padariau 430 kryželių. Tai toks mano derlius šiandien 430 kryželių. Kaip rytoj seksis, pasižiūrėsim. Na štai, dar viena diena padirbėta su čiurlionio darbu ir po truputį artėju jau link šito krašto. Tai kaip matote, va čia truputį jau paaugo, čia užsipildė va tas gabaliukas ir čia jau vis padaugėja kryželių. Tai šiandien man pavyko padaryti 665 kryželius. Tai einasi visai neblogai, nors norėčiau, kad greičiau eitų darbas, bet yra nemažai išmėtyta vis dėlto kryželių, tai po vieną, tai po kelis, tai už tai truputį lėčiau ir eina darbas. Tai va, taigi pažiūrėsim, ar man po savaitės pavyks padaryti iki čia, iki pat galo, ar ne. Iki. Na ir sveikos vėl. Šiandien jau yra penktadienis ir šiandien padariau 521 kryželį. Vakar daugiau pavyko, šiandien mažiau, bet tai nieko tokio. Bet kaip matote, jau žiūrėkit, jau čia jau visai man čia gražiai gaunasi ir dabar pradėjau siuvinėti. Tiesiog, kadangi nedidelis plotas, tai pradėjau siuvinėti nuo mažiausio iki didžiausio. Tai pradžiai pavieniai buvo kryželiai, paskui po 2, po 3, po 4, o dabar, man atrodo, yra jau po 12 ar po 13, neatsimenu. Ir gana sparčiai jau dabar pildosi. Tai jau tikrai rezultatas matosi, nuo vakar dienos tikrai pasikeitimas yra, ne? Tai va. Toliau keliauju, siuvinėju šitą čiurlionio paveikslą ir tikrai tikiuosi, kad čia viską šitą aš uždengsiu. Pabaigsiu tiksliau. Gal ne rytoj, gal poryt, bet tikrai čia aš manau bus labai, šią savaitę tikrai aš padarysiu visą eilutę. Ir beje, rūpi ir kiti dalykai, bet kadangi, sakiau, šią savaitę siuvinėsiu tik vieną darbą, tai žiūrėsiu, kaip seksis. O gal ir ruletės dar padarysiu poilsiui, nes ten yra, kas man ten išsisuko, tai galima nedaug, kelias dygsniukus padėti ir jau bus pradžia, ne? Tai va, tai toks darbas mano juda. Čia va dar galiu parodyti. Nelabai čia kas matosi kol kas, nes tai yra apačia paveikslo, tai dar rankos, čia kažkur tai bus rankos, tai čia dar tik tai fonas faktiškai einasi, tai nelabai vaizdas matosi, bet yra matosi, kad tos juostelės mažėja. Iki. Taigi, sveikos, šiandien yra sekmadienis ir jau galiu parodyti šitą darbą, kiek aš nuveikiau. Taigi, aš jau padariau visą eilę. Pasižiūrėkit. Pabaigiau iki pat galo. Viskas padaryta.
pirma eilė per 3 langelius, 1, 2, 3, per 3 į viršų padaryta. Ir dabar žiūrėjau paveikslę, ką aš čia siuvinėjau, kurią vietą. Tai va čia žiūrėkit, matote, yra, pasimsiu žirklutės, yra va čia va, kaip ir rankos pradžia, va čia tokia įdomiai labai, čia taip nupiešta labai įdomiai, bet čia kaip ir ranka yra, ne? Tai pas mane va čia irgi kaip ir matosi va tas toks tamsus ruožas, tai rankos va eina ties ruožai. Va, ir čia tada eis jau čia tie visokie spinduliai, dar čia kažkas. Tai dabar vėl eisiu nuo šitos pusės ir keliausiu į viršų. Keliausiu į viršų, žiūrėsim, kiek čia man gausis. Aišku, dar tos saulės nepagausiu, bet jau po truputį galima bus daryti. Tai aš jau va pasižymėjau, va matot, kur būsiu? Labai gerai matosi. Va, paveikslas tas. Ir va čia pasižymėjau šitą kvadratėlį pradžiai. Ir aišku, nu kaip, vis tiek išeisiu iš ribų. Nebus taip, kad griežtai šitas kvadratas. O iki saulės tos, dar žiūrėkit kiek, dar daug. Taigi, ką aš padariau per šią savaitę. Šiandien sekmadienis jau sakiau ir pasiuvinėjau 3254 kryželius nuo trečiadienio. Tai ir dabar, kadangi pabaigiau šitą visą eilę, tai reikės pradėti jau nuo čia vėl. Tai aš kol kas šitą darbą padedu, nes prisiminiau, kad man reikia siuvinėti nesvarumą, kadangi yra šiandien jau, kas šiandien, liko 3 dienos iki šio mėnesio pabaigos, o man reikia likvidacijai kryžiukų namuose pabaigti būtent šitą va darbą nesvarumą. Va, šitą darbą. Jeigu atsimena, taip, nesvarumas ir man jį reikia padaryti. Ir kiek aš čia turiu dabar, turiu 1200, o man reikia 2000 dygsnelių padaryti, kadangi ten yra 1000 kryželių per mėnesį. Tai aš turiu 3 dienas ir dabar turiu 800 dygsnelių padaryti. Tai aš manau, nu, šiandien va vakaras, gal rytoj ir pabaigsiu, dėl to, kad čia dabar bus jau fonas. Va, mato, čia yra fonas faktiškai ir čia tikrai nebus daug pavienių kryžiukų, dygsniukų, tai bus vis tiek tokie, nu, daug užsivinėjimo ploto, nes va pasižiūrėkit, laukit, aš jums padidinsiu, va, matot, vienas ženkliukas, taip, pasidaro, toliau kitą ženkliuką galima pasimti, šito ne, nu, va, šitas pavyzdžiui, va, iš vis pasižiūrėkit, kiek matot jo daug, oi, pažymėjau vieną. Va, iš viso galima imti va šitą visą spalvą ir siuvinėti. Ir kiek čia jo yra, šitam plote jau vien yra 1000, kiek čia jo, 1800 dygsnelių, tai vien čia yra masė. Tai va, einu atsinešiu šitą darbą, čiurlionį pasidedu, savaitė su darbu, galima sakyti, praėjo, nu ne visa, tai nuo trečiadienio, tai 5 dienos. Ir aš pagalvojau, ko gero visos savaitės aš nedarysiu, nes vis tiek yra, norisi siuvinėti ir tą, kur yra slaptas projektas, kartais savaitę duoda schemą, norisi neatsilikti ir per savaitę tą gabaliuką pasiuvinėti, norisi daryti ir ruletės darbus ir plus dar, va, reiškia tas nesvarumas, dideli darbai. Tai, bet vis tiek aš pagalvojau, kad aš skirsiu kažkokiam vienam darbui, nu, sakykime, 5 tada dienas, arba 4 dienas per savaitę ir tada žiūrėsim toliau. Nu ką, einu atsinešiu nesvarumą, parodysiu, kiek dabar turiu. Na va, atsinešiu nesvarumą ir dabar rodau, kiek aš turiu. Matot, štai tiek turiu padaryta ir galvoju, vat, čia, bet aišku, čia yra šitam plotelėje, tai čia labai yra nemažai, aš čia žiūrėjau, palaukit, dar pažiūrėsiu, kiek aš čia tam plotelėje pasižiūrėjau, žinokit, yra, atrodo, nedidelis plotas, bet čia yra 4500 dygsnelių, įsivaizduojat? O atrodo, kas čia yra, ne? Ant kiek smulki medžiaga yra ir ant kiek, reiškia, atrodo, vat, nedaug, bet iš tikro daug. Tai va, gerai.
Tai einu dirbti, einu daryti ir padaryti šitą likvidacijos normą reikia padaryti. Ir pažiūrėsim per kiek dienų, tai šiandien vakaras ir rytoj vakaras tikiuosi, o gal šiandien pasėdėsiu, nežinau, žiūrėsim. Jeigu, kaip ir rodžiau, tą imsiu vieną spalvą, kuria labai daug užsisiuvinėja, tai gal ir greičiau gausis tuos, kiek čia man reikia, 800-790 dygsnelių padaryti. Nu, per vakarą abejoju. Gerai, iki. O nesvarumas dabar irgi paaugo dar truputį, tai va čia pasiėmiau vieną spalvą ir čia faktiškai visur siuvinėjusi vieną spalvą, labai daug tų dygsnelių. Tai dabar reikės užkaišyti skylutes. Ir šitas darbas eina toliau į priekį, tai irgi visai greitai įvykdžiau tą bingo normą, kokią reikėjo. Ir pasidėjau kol kas šitą darbą ir tikiuosi, kad neilgam aš jį pasidėsiu. Tai žiūrėsim, kas bus toliau ir kas bus kitą savaitę. Tai tiek apie nesvarumą. Kitą darbą pasiėmiau ruletės išsuktą štai šitos blynus ir aišku pritaikiau pagal bingo užduotį. Ten reikėjo 200 kryželių padaryti. Ir aš jį būtent pasiėmiau. Aš dariau pusinius, va štai čia pasiuvinėjau, štai čia pasiuvinėjau, čia ir gavosi tie 200 kryželių. Nes saga pusinius, kai skaičiuoja, tai jinai reiškia 2 pusiniai, 1 kryželis. Ir visai greitai man tarčiavą truputį papildžiau ir labai greitai viskas pasisiuvinėjo. Tai va, su blynais tiek. Kadangi labai noriu pabaigti bingo lentelę, nors negarantuoju, kad aš ją padarysiu. Ir man liko 3 langeliai laisvi. Tai šiandien noriu padaryti normą va šitą. Darbe yra stiklas. Ir turiu vieną darbą, kuriame yra stiklas. Ir kurį labai senai siuvinėjau. Ir ruletė jo neišsuko šį kartą. Tai yra mano žiema, šita mergina žiema. Čia, kaip matote, va, yra langai, stiklas. Tai aš ir pasiuvinėsiu. Tai čia 300 kryželių, tai labai nedaug. Tai aš manau, šiandien tikrai pavyks man padaryti. Rytoj dar turėsiu laiko. Rytoj ir galvoju, gal pavyks, 500 lieka ir 400 lieka. Tai va žiūrėsiu, bet kažin. Nes šiaip čia reikia dvigubą normą daryti, nes nieko neturiu su žemėlapiu. O čia 35%, nu irgi žiūrėjau nelabai kažkaip, gal ir turiu, gal neturiu. Tai gal paliksiu vieną langelį, kokį galiu panaudoti bingo iš kokio atsargaus, nusišneku vieną žodžiu. O kad ir nepanaudosiu, jeigu vienas langelis liks, tai nieko tokio. Tai ką, einu siuvinėt, darbė yra stiklas 300 kryželių. Ir pažiūrėsim, kaip tas darbas pasikeis po 300 kryželių. Tai aš galvoju dabar, kad geriau pasimatytų jo, kaip pasakyti, kad pasimatytų, kur tie 300 kryželių. Tai ko geros bandysiu siuvinėti ne baltą spalvą, o galbūt eisiu pilka, kad kažkokį kontūrą padaryti, arba raudoną, va čia dar paauginsiu. Pažiūrėsiu, kaip man geriausiai seksis. Kokia spalva geriau iš eilės daryti viską. Nu ką, einu, negaištu laiko. Na ir padariau pagaliau šitą normą, tiksliau vakar padariau, šiandien antradienis yra. Tai, kaip matote, atsirado štai čia pilka zona, tai čia yra namukas toksai, nu bus čia namukas dar vienas. Tai va čia taip nedaug yra ir čia gavosi tie 300 kryželių. Tai va, merginą pačiupinėjau, dabar aš ją padėsiu į šoną ir ką, eisim sukti dabar ruletę. Ir tiesa, dar prieš tai parodysiu vienos siuvinėtojos ruletės darbus, kokius darbus jinai priskyrė pagal mano ruletės skaičiukus. Tai va, tuoj įdėsiu visas nuotraukas ir galite pasižiūrėti.
Na štai tai tokie gražūs Ingos darbai, judinami po truputį, o mes dabar vėl suku aš ruletę ir pažiūrėsime, kas iškris kitai savaitai. O aš kitą savaitę, aišku, jau pradėsiu šiandien vakare ir darysiu. Va, ir vėl kiaušinukai. Tai praeitą savaitę aš kiaušinių nesiuvinėjau, nes tiesiog neužteko laiko, kadangi turėjau tą vieną darbą su čiurlioniu norėjau pajudinti. Tai kiaušiniai labai nori būti išsiuvinėti. Tai turbūt reiks imtis nors truputį pradėti. Ir dabar, taip, tai kiaušinukai, tai 8 numeris, žiūrim, kas toliau iškris, pasižiūrim, kažkas striginėja truputį, nykštukas, aiškiai, va, tai šitas nykštukas nori būti išsiuvinėtas, gerai, jam čia liko barzda, kepurė dar liko, tai turėsiu ką veikti ir toliau. Pasižiūrim, 3 darbas, o nykštuko numeris 13 buvo. Ir toliau koks 3 darbas įdomu bus. Katinas, puiku. Tai ką? Tai ko gero taip ir darysiu. Kitą savaitę bus, pagrindinis darbas bus šitas katinas, reiškia aš jį siuvinėsiu, kaip ir čiurlionį, turbūt 5 dienas. Aišku, ne po to, o prieš tai turiu išsiuvinėti būtent slaptą schemą, kur kiekvieną penktadienį duoda, nes jau penktadienį gavau ir dar net nepradėjau siuvinėti. Tai vat reikia būtinai jį padaryti. Ir tada žiūrėsim, reiškia pagrindinis darbas bus katinas, o tada kiaušinukas vienas ir nykštukas, kiek man liks laiko, kaip man seksis, pamatysite kitą savaitę. Norėjau nesvarumą pajudinti, bet ko gero žiūrėsim, gal ir nebus to nesvarumui darbo daug padaryta, o gal padarysiu, čia tokie pamastymai, žinot, kiekvieną dieną vis naujiena. Ir dar šiandien noriu pasiuvinėti, nes bingo liko 2 langeliai, kad užpildyti visą lentelę, tai darysiu gal 1 langelį ir pavyks padaryti. 2 nepavyks. Tiesa, rytoj dar yra paskutinė diena, o gal pavyks. Pasižiūrėsim. Taigi va, tai ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad spaudžiate laiką, komentuokite, labai smagu paskaityti jūsų komentarus, spauskite prenumeruoti, jeigu dar nesat prenumeravę. Ir štai tokia mano savaitė ir labai džiaugiuosi, labai ačiū Ingai, kuri pasidalino savo darbais. Labai smagu pamatyti, kokius darbus kiti žmonės siuvinėja. Manau, ir jum įdomiau pasižiūrėti ir kitų žmonių darbus, ne tik mano darbus, kuriuos jau turbūt mintinai žinote. Tai ką, geros savaitės ir susitiksime jau antradienį. Ate.